O, plūdytė visai gerai, veikia. O. O, vėl kažkas yra. Beleidžianti. O, ešeriukas. O. O, kažkas jie yra. Tai sveiki, draugai. Atvažiavau šiandien truputį pažvejot. Nežinau, kas kibs. Gal kojos, gal ešeriukai, gal kokie plakiukai. Tai va, matom ten, jeigu matos, nežinau, dirba karjerė traktorius. O aš va čia va. Kavytė, slekiukai, vieną meškerį, antrą meškerį, da ten su bazmatilka kartais pamėginu. Tai va, turėjau visokių tų pinkučių, dzikučių, tai ten biškį supyliau, kaip sakyt. Kažkiek čia pasijaukinau. Na ir bandysim kažką mes čia dabar sužvejoti. Tai, kaip sakyt, laukiam kibimo. O, tokie žuveliukai. Tai va tokia sėsli, rami žvejyba. Kaip sakyt, kad namuose nesėdėt. Vat savo prasigrėžiai. Su diperiu pasižiūrėjau. Kažkiek to žuvytės smulkmės rodė. Čia 3,80 m gylis. Dugnas toks kaip ir švarus. Tai vat ir, kaip sakyt, atsisėdau. Ir žiūrėsim, ką mes čia. Nu, aš manau, tokių kojyčių turėtumėm pagauti. Buvo, bet nuėjo. Čia mano ta sistema tokia. Nuo upelio likus šiaip biškį kitokios reikėtų, bet leidžiu aš ant dugno ir viskas. O, plūdytė visai gerai, veikia. O. Nu va tokios, na. O ką daryti? Tokios. Gerai. Nu nebešokinė. Pažiūrėk. Kojytės. Biškį tas pavadys čia per ilgus valandas. Aš čia ant upelio pasidaręs. Man ten taip suveikia. Čia reikėtų, aišku, biškį kitaip susirišti, bet tiek to. Šiandien dar tokia diena, kada lietaus nerodo, o rytoj poryt rodo lietų. Todėl sakau, reikia dar šiandien važiuot, nes paskui ant lietaus sėdėti irgi nesinori. Nu, kažką ta čia plūdelė. Dara.
jau dydis aišku galėtų būti ir geresnis. O, ir sargelį kažkas judina. Aišku, čia dydžiai ne per didžiausi, bet vis tiek žvejyba. Kaip nori, taip sakyk. Vis tiek žvejyba. Gal kažkas ir atplauks čia, ne taip senai pašėręs aš esu, gal ir didesnių atplauks čia, negali žinoti. O, vėl kažkas yra. Beleidžianti. O, ešeriukas. Va taip va ir žvejoji. Nu, kiek čia trukom, jau 4 pagavau. Vėl kažkas ant sargelio. Ant balalaikos. O, neprašytas svečias. Plakis. Plauk. Aišku, negerai, kai jisai čia įkrita. Gali čia man išbaidyti, bet va. Nu dabar norėsiu pamėginti. Kimba. Gal matėlių nedėsiu. Norėčiau pamėginti, pavyzdžiui, pinku uždėti. Na, tai jeigu kimba, koks skirtumas. Kur dabar čia? Oi, pasidarė mazgelis. Ai. Nu nieko. Dabar tai tikrai tingiu rišti. Nu, čia irgi kažkas bus. Buvo mačiau, kad kiba. O, Dieve. Aha. Nu, davai pamėginam slieką, ką? Tie sliekai tokie raitas biški. Tokie kažkokie
Įdomus. Minkšti. O. Vėl kažkas. Vėl kojūkštė. Ką čia tokio reikia uždėti, kad dydis biškį būtų geresnis, ką? Nu dabar pamėginau uždėti su matylium. Vieną pinkutę ir ten kokias 3-4 matyliukus uždėjau. Gal vis dėlto matylis labiau jas traukia ant pinkos, taip kimba, bet sunkiai. O, kažkas jie yra. Nu, ponas draugas. Nu, kažkas yra. Oi. Ui. O, beleidžianti paėmė. Tai ar laukiat jau vasaros žvejybų, plūdės, fyderių ar dugninių? Aš tai žinau, kad kažkaip laukiu. Man patink. Galiu, aišku, aš ir žiemą žvejot viską, bet man vasara su plūdė, su fyderiuku yra kažkaip smagiau. Kaip sakyt, ir to žuvis galbūt didesnės, karosai, linai ir visos kitos to žuvis, bet kažkaip, nežinau, karšiai. Nu, aš tai laukiu tikrai. Kiek tu čia žaisi? Nu, pabandykim tave iškrapštyti. Ne, pasikirta čia tik nebuvai tokios. Buvo įsulinės didelės. Aukščiau nekil.
Nekimba aukščiau. Netektų. Aš čia gerai praleist laiką atvažiavau, o ne prigaudyt žuvies. Sau sėdė. Na, jau krūvelė didėja. Sėdė sau. Gerai kavytė. Žmonių nėra. O taip man patinka. O. Dydis nesikeičia. Dydis nesikeičia. Tik tais tiek, kad vietoj matylės lieka gal lengviau užkabinti. Nereik tiek žaistis. Na tai ką, trumpa tokia ta žvejyba. Keletai valandėlių, kaip sakyt, su pasišėrimu, su visko, kol žuvis atėjo, tai va, porą valandėlių pasėdėta. Ir biškinų pagauta, tik tiek, kad dydžiai nedžiugina. Tai susitiksim, aš manau, dar kažkada. Gal jau nebent ledo, gal jau kažkur, nežinau, kokia upelė, suplūdė gal, ar gal su fideriu kokiu nors kažkur. Nes jau dabar šito pliusą duoda. Tai greitai to ledo čia nebebus. Rytoj poryt lietaus žada. Tai kiek čia truks ir nutirps viskas. Dar jeigu ir biški daugiau šilumos duos, tai to ledo ir neliks. Tai tada ieškosim vėl kitų alternatyvų. Kažkur tais reikės bandyti lįsti. Ar tai upeliuką, ar tais kažkokį tvenkinuką. Žiūrėsim. O gal vėl pasikeis, gal paskui nespės nutirpt tas ledas. Ir vėl duos šalčio, tai bus nei ant upės, nei ant ežero, nei ant dar kažkokio karjero ar tvenkinio. Tai va. Ir apstoja iš tikrųjų kibt. Tai reikės ko gero man čia nebe traukti naktį. Ir pakuotis. Tai jeigu pažiūrėjai iki galo, tai nepatingėk, paspausk laiką, paprenumeruok kanalą ir mes susitiksim kitose žvejybose. Tai dabar sakau ate.